Bet trumpame video aš papasakosiu labai aiškiai, konkrečiai ir paprastai, kas yra tas Svetlana, apie kurį rašomas labai daug ir labai kuo toliau, tuo daugiau ta banga informacinė eina ir kartais reikia tiesiog konkrečios, trumpos ir labai aiškios informacijos. Kodėl tai yra kitaip? Kodėl taip iš viso sudrebino tiek papildomo maitinimo, tiek maisto papildų rinką ir kodėl tai atitinka šio laikmečio vartotojo įpročius. Tai iš principo tik tai todėl. Visą deadline aš laikau dabar savo kairėje rankoje. Tai yra, turbūt šitoje vietoje galima būti ir baigti šitą video. Taip, tai nėra sarkazmas, juokas ar dar kažkas, tai čia yra visas deadline'as. Ir šių dviejų pakuočių yra pasaulyje parduodama daugiau beveik už 3 milijardus. Nereikia eiti kažkur tai toli, užtenka, galima pasižiūrėti, kas yra Lietuvoje. Ir Lietuvoje nei daug, nei mažai. Vat grafiką matote už manęs ir tai yra 22 metais tai buvo vos 240 tūkstančių, 23 metais tai buvo jau pusę milijono, 24 buvo 2 milijonai, o 25, kad ir filmuojamas šis video, tai yra birželio 2 dieną 25 metų, jau buvo vien tik tai balandžio mėnesį parduota daugiau negu pusę milijono ir aš manau, kad tai bus tikrai įspūdingi skaičiai, ne, dabar sunku būtų kaip pasakyti. Tai tokie skaičiai stovi už šitų dviejų pakuočių ir sutikime, kad kai kurios tiesioginių pardavimų kompanijos tiek neparduoda turėdamos 100-200 produktų liniją. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra paprasta. Šiuolaikiniam žmogui peršertam informaciją reikia kuo paprasčiau. Ir PM-as su Fitline papildomu maitinimu ir rado raktą būtent į vartotojų širdis, būtent per paprastumą. Vienas gėrimas ryte, vitaminų kompleksas sinerginis čia nėra monopreparato A, B, C, D vitamino, visą jie sudėta į sinerginės formulės tam, kad būtų kuo didesnis pasisavinimas ir kuo patogiau vartotojui, kuriam reikia paprasčiau. Kas dar stovi už šių dviejų pakuočių, aš noriu su jumis greitai ir labai konkrečiai pasidalinti. Kaip minėjau, 21 metais, vat, matote, 200, 22, 240, 23, pusę milijono, 24, 2 ir aš manau, kad mes 25 baigsime tikrai su 2 kartus daugiau negu tai buvo 24, o gal net ir daugiau. Taigi, pirmiausia, kaip ir minėjau, tai yra paprastas, intuityvus, skanus produktas vartotojui, šiuolaikiniam vartotojui, kuriam reikia paprastai, jam nereikia, jis nenori turėti specialistų kažkokių pagalbos naudotis dar, jis nori išgerti kažkokiu periodu ir šiuo atveju tai yra vienas ryte, kitas vakare ir tai yra didžiąją daugumą viso, ką galimai, ko jums reikia dienos bėgyje. Toliau, jeigu jūs esate iš tiesioginių pardavimų arba norite ten save atrasti, be abejo, PM-as, bendradarbiavimas su PM International, turint puikų produktą, tai yra komisiniai, kuriuos jūs galite čia vienaip ar kitaip turėti. Tai gali būti ne tos sumos, kur jūs čia matote, čia yra komandos sumos, įvairiosios tikros sumos yra. Tačiau tai gali būti ir keli šimtai papildomų, gali būti ir kažkoks tai jau atlyginimas, gali būti pagrindinis užsiėmimas, gali būti solidžios pajamos. Tai yra šiuo metu, kai yra tuščios rinkos su šiom dviem pakuotėm, kurias aš laikau savo rankoje, viskas čia yra įmanoma. Ir savo pavyzdžių aš galiu sakyti, 7 metus aš sėdėjau ant atsarginio suolelio kitoje kompanijoje su kitų produktų, kuris buvo sena kompanija rinkoje, tai buvo puikus produktai, tačiau tai jau buvo ne tai, ko reikia šiuolaikiniam vartotojui. Ir per 1,5 metų tai buvo 10 kartų padidintas rezultatas, tai kad buvo statoma 7 metus. Taigi, jeigu esate iš tiesioginių pardavimų, prisilieskite prie PM, prie Fitline, galite atrasti labai ir labai daug. Kas dar stovi už šių dviejų pakuočių, tai be abejo tai yra kelionės. Kelionės čia yra ne vienos metuose, jų čia yra keletas metų, tai yra pasaulio turas, kuriame teko būti, tai buvo Tailandas, dabar suplanuota kelionė į Frankfurtą, pasaulinė konferencija, toliau bus kelionė į Dubajų, prezidento pripažinimas, po to kolegos važiuoja dabar į Saint-Tropez, po to bus kelionė į Kroatija, Šibenika, kur turėsime puikų laiką. Gruodį bus kelionė į Berlyną ir jau kitais metais suplanuota kelionė į Balį. Ir visa tai stovi už dviejų pakuočių kartu Fitline gyvenimo ritmu, tai yra kelionės.
Be kelionių ir be komisinių tai gali būti be abejo ir auto programa, tai yra unikali irgi auto programa, kurią turi ir siūlo savo Flying Partner, šie irgi naudojosi. Tai yra visada tai, kas geriausia, tai, kas, na, Piemas yra vokiška kompanija, todėl natūralu, kad BMW automobiliai be abejo čia irgi yra kaip Piemas sako, Piemas yra BMW genome ir BMW genomas yra PM. Taigi, ką su ta visa informacija daryti, spręsti jums. Kaip minimum, aš rekomenduoju pabandyti, išbandyti šias dvi pakuotės, pabandyti ir suprasti, kas tai yra pakankamai nesudėtinga, nes didžiąją dalimi jau per keletą dienų jūs suprasite, ar to jums reikia iš principo toliau, ar jūs toliau vartosite. Aš vartoju tai nenutrūkstamai jau 1,5 metų. Dažnu atveju tai veikia greitai, mano atveju labai ypatingai greitai veikia, kai tu užkamšai tiesiog mitybos spragas, tu supranti tą vokišką genijų, kuris 30 metų įdėjo iš tos pakuotės, kurias aš dabar laikau, būtent veiktų taip, kad jų vartojimas būtų toks ir kad jos būtų, na, turbūt ir ne vienais metais galimai gali rengti visą papildomų maitinimo rinką, kas dabar yra, todėl kad tai yra šiuolaikiniam žmogui paprasta, veikia ten, kur reikia, kada reikia, kiek nereikia, pasišalina kaip tai yra ištisi technologija. Tai gali būti jums be abejo unikalus organizmas kiekvienu atveju, jeigu yra tam tikri, nežinau, sveikatos kažkokie sukumai dar, tai be abejo reikia kreiptis visada tik pas jūs aptarnaujantį gydytoją, kad suprasti, ar tai jums tinka, tačiau vidutiniam sveikam žmogui tai yra iš tikrųjų turbūt tai, ko reikia kiekvienai mielai dienai. Taigi išbandykite. Tai atraskite savo tai ir aš, na, esu įsitikinęs, be abejonės, kad čia jūs galimai to ilgai ir ilgai ieškojote. Tai yra ne tik tobulas, mano akim žiūrint, papildomas maitinimas, tai ir kelionės, tai ir auto gali būti programa, pensijų programa, mokymai ir daug, daug visko, bet svarbiausia, tai yra pozityvūs ir įdomus žmonės, kurių čia yra labai ir labai daug. Taigi, linkiu visiems gerai atrodyti ir gerai jaustis, atraskite savo titlą.